skaitau taip. Labą dieną, mieli televizijos žiūrovai. Šiandien jūs matysite unikalų įvykį. Matysite šventinę televizijos programą pritaikytą kurtiesiems. Viso renginio metu laidą suprasti padės vertėjai. Vertėjai iš Kauno Vytautas Valiauga, Klaipėdos vertėjos Violeta Galdikienė ir Dagmara Jacevič, Šiaulių vertėjos Edita Garnytė ir Vilma Dobilaitė, bei Vilniaus vertėjai Anastasija Zimina ir Arūnas Šaukeckas. Palinkėkime jiems gero darbo. Programoje matysite žinias iš visos Lietuvos, orų prognozę bei laidas. Langas į gamtą laidą paruošė Panevėžio komanda. Taip pat matysite pirmą kartą Lietuvos istorijoje sukurtą laidą Vilniaus vertėjų centro kanalas kurtiesiems. Kaunas pristatys laidą Surask mane. Klaipėdiečiai pademonstruos pageidavimų koncertą, o poezija Žiemos vargai pristatys Šiaulių komanda. Taip pat programoje matysite įvairias situacijas. Tai yra dokumentinė medžiaga iš vertėjų centrų gyvenimo. Situacijos vyko Santuokų rūmuose, kalėjime, kitoj pusėj durų arba kaip nepražyti belaukiant, vertėjų centre, situacija policijoje. Šioje programoje dalyvauja daugybė svečių atvykusių iš visos Lietuvos. Šiame renginyje turėjo dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, tačiau dėl labai svarbių priežasčių atvykti negalėjo. Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Genovaitė Paliušienė. Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Marija Markina. Lietuvos kurčiųjų prezidentė Roma Klečkovskaja. Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė Ramunė Leonavičienė. Panevėžio miesto savivaldybės paramos skyriaus vedėjas Viktoras Mikailovas taip pat negalėjo atvykti ir labai atsiprašo. Turėjo atvykti ir Panevėžio miesto savivaldybės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Raimonda Juodviršienė, bet dėl labai svarbių priežasčių atvykti negalėjo. Viešosios įstaigos surdologijos centro direktorė Nijolė Krasniauskienė. Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo įstaigų vadovai, kurčiųjų reabilitacijos centrų vadovai, gestų kalbos vertėjų centrų vadovai, kurčiųjų jaunimo organizacijos atstovai, kurčiųjų bendruomenės nariai ir jų draugai, Vilniaus savivaldybės tarybos narė Jolanta Gaudutienė negalėjo atvykti, tačiau siunčia jums šį gražų sveikinimą. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos aplinkos komitetas. Nuoširdžiai sveikinu visus jūs šiandien susirinkusius į kasmetinį gestų kalbos vertėjų konkursą. Neabejoju, jog kaip visada išrinksite geriausią iš geriausių gestų kalbos vertėją. Visi žinome, kad kai vaikas gimsta kurčias, jo gimtoji kalba yra gestų. Išmokti lietuvių kalbos jam reikia didelių pastangų.
Vadinasi, jūs pasitinkate mažąjį žmogų ir vedate jį keliu į garsų ir kalbos ženklų pasaulį. Jūs padedate palaikyti kurtiesiems ryšį su pasauliu. Niekas neabejoja, kad kuo daugiau kurčias asmuo gaus informacijos, tuo lengviau integruosis į aplinkinį pasaulį, tuo labiau jis jausis lygiateisių piliečių. Džiugu, kad nuo 1995 lietuvių gestų kalba įteisinta kaip kurčiųjų gimtoji kalba. Tai kurtiesiems suteikia vienodas teisės kaip ir girdintiems asmenims. Visą tai įgyvendinti padedate jūs, gestų kalbos vertėjai. Taigi kurčiųjų gyvenimo kokybė iš esmės yra susijusi su galimybė naudotis gestų kalbos vertėjo paslaugomis. Jūsų darbas reikalauja fizinės, emocinės ištvermės, sugebėti atlaikyti įtampą ir jūs tai mokate padaryti nuoširdžiai. Džiaugiuosi, kad turite įkūrę gestų kalbos vertėjų asociaciją, o mūsų vertėjų centrai glaudžiai bendradarbiauja su pasaulinė gestų kalbos vertėjų asociacija, Europos gestų kalbos asociacija. Vertėjai vyksta į tobulinimosi kursus. Visa tai tik patvirtina jūsų veiklos ir darbo svarbumą ir prasmingumą. Tad išlikite kompetentingi, stiprūs, kupini naujų idėjų ir tokie mieli. Pagarbiai, pirmininkė Jolanta Gaudtienė.